Treneri, laimėjote tokias principinės rungtynes, o kur šypsena jūsų veide? Žinot, labai sunkios buvo įtemptos, tai šypsena rytoj per treniruotę tikriausiai išlys. Šiandien dar reikia, kad emocijos nurimtų ir tada galėsim mėgautis rezultatu, kurį pasiekėm. Rungtynės tokios, pavadinau jas paradoksaliomis, nes buvo gana skirtingi du kėliniai. Pirmas gana toks uždaras, nors kelis kartus galėjote įmušti. Antras jau buvo toksai, kur jums galbūt daugiau kantrybės reikėjo. Matot, nebereikalo sako, kad įvarčiai keičia rungtynės. Tai iš mano pusės žiūrint, aš manau, kad turėjome gerą pirmą kėlinį. Gerai presingavom, dominavom su kamuoliu. Turėjom du labai gerus momentus, kurių vėlgi neišnaudojame. Ir pagaliau, kad ir 11 metrų baudinys, bet pagaliau įmušėm tą įvartį po dviejų rungtynių iš eilės, tai tas mums truputį kaip ir turėjo pagelbėti. Bet iš kitos pusės, nors ir tarėmės, kalbėjom Rūbinai truputį kitaip, kad vėl išeisim aktyviai ir toliau presinguosim, bet tas įvartis tikriausiai kažkur psichologiniai dalykai, kad aš manau, kad mes pradėjom saugoti rezultatą. Ir tuo metu Hegelman turėjo tiesiog daugiau erdvės, žaidėjai labiau daugiau kamuolio kontrolės ir žingsnis po žingsnio jie vis drąsiau ir drąsiau buvo, o mes kaip tik leidomės. Tai aš manau, kad tas buvo toks didžiausias dirgiklis mums. Asmeniškai, kurios minutės jums buvo sunkiausia galbūt atkarpa šių rungtynių? Tai aš manau, kad pirmo kėlinio pirma pusė buvo nelengva, nes tada tikrai reikėjo kentėti. Buvo įvartis, toks tikrai gražus darbinis įvartis iš Hegelman pusės. Taip, antro kėlinio pirma pusė. Po to dar buvo momentų, kur tokius, vadinkim, pusprogės buvo prie mūsų vartų, tai tikrai turėjom pakentėti. Bet labai esu laimingas dėl žaidėjų. Mes jų turim daug tikrai ir bet kuris gali žengti į aikštę, ir laimingas dėl tų 5, kurie žengia. Nes aš manau, kad tas lūžis ir įvyko tada, kada įmetėm naujų jėgų, kada jie įdėjo savo indėlį ir aš jiems sakiau prieš 2 dienas, iš tikrųjų kalbėjome, kad visi bus reikalingi, sulaukit savo momento. Tai visi 5, kurie žengė, tikrai prisidėjo, sulaukė momento ir jie perlaužė tas rungtynės. Dar vieno keitimo nespėjote atlikti ir Romaldas Jansonas tą perdavimą atliko tokį, kurį išskyriau antro įvarčio atakos metu. Mato, ten tokia buvo, iš pradžių planavom Benčeibą, tada Romualdą, tada pasiprašė kitą žaidėjas keitimo, tai ten tokia buvo suirutė, žinot, pirmyn atgal ir viskas baigėsi gerai, kas gerai baigėsi, tai baigėsi gerai, laimingai šiandien. Pergalė priartėjote jau 3 taškai skiria nuo lyderių. Kaip toliau ir ką po rungtynių sakėte savo komandai persijungimo kambarį? Ar tik džiaugiatės, ar kažką pasakėte dar? Matot, mes ir prieš rungtynės mes kalbėjom, kad iš 6 žaistų rungtynių mūsų manymų, kad mes tikrai 5 geriau atrodėme nei varžovai ir tų ir progų buvo daugiau sukurta, nepavyko jų realizuoti. Tai lygiai taip pat ir po rungtynių pasakiau, kad sužaidėm pirmą puikų kėlinį, antram iškentėm kaip komanda ir po tokių pergalių, po tokių sunkių pergalių, tai turi stumti komandą į priekį. Tai turim 2 dienas. Turim daug žaidėjų, kurie dar nežaidė ir kurie išsaugojo nemažai jėgų, tai ruošiamės jomis ir stengsimės prieš šventės, kitaip tariant, į šventės nueiti geros nuotaikos.